Birštoną savaitgalį užplūdo dviračių sporto mėgėjai. Jie sekmadienį šiame kurorte varžėsi didžiausiose šalies plento dviračių varžybose. Bigbank Lietuvos plento taurės pirmame etape dalyvavo ir gerai žinomi profesionalai. Prie starto linijos išsirikiuoja daugiau kaip 450 dviratininkų. Šurmulį nutraukė šūvis pranešantis apie pirmojo Bigbank Lietuvos plento taurės etapo startą. Profesionalai ir mėgėjai vaizdingomis vietovėmis pedalus mina dvi distancijas. 80 km distanciją renkasi 250, perpus mažesnė 200 dalyvių. Tarp dviračių sporto mėgėjų įsimaišo ir keli dviratininkai profesionalai. Jėgas čia bando ir profesionalo karjerą baigęs Tomas Vaitkus. Tiesa, Tour de France dalyvis bendroje įskaitoje priverstas tenkintis tik 5. vieta. O ant podiumo lipa ilgą distanciją greičiausiai veikęs 23 Eimantas Gudiškis. O štai 40 km distancijoje triumfuoja 16-metis Janda Šereiva. Pirma vieta komandinėje įskaitoje atitenka Top Team Ultrabike komandai. Antrasis Bigbank Lietuvos plento taurės etapas gegužės 10 dieną vyks Kaune.